Pasikalbėkime apie BIM su architektu Algirdu Kaušpėdu. Algirdai esam labai seniai pažįstami, tad turbūt šiame pokalbyje galime vienas kitam sakyti tu. Mielai. Pasaulis labai greit keičiasi, tiek į gerą, tiek į blogą, priklausomai nuo žmogaus požiūrio, arba kiek tas požiūris yra platus, kiek jis aprėpia pasaulį, visko galima prisirinkti. Labai sparčiai keičiasi technologijos. Kas tave labiausiai stebina ir žavi šioje kaitoje? Iš tiesų, pasaulis keičiasi ir mes turime keistis. Ir man be galo pasisekė, kad gyvenu tokį ilgą gyvenimą, kur tie pasikeitimai įvyko tokie kardinalūs, kad atrodytų, kad jau gyvenu trečią gyvenimą iš vietoj vieno. Tai sakyčiau, kad pirmasis gyvenimas tai buvo tada, kai gyvenom sovietų laikais ir piešėm viską pieštukais. Antrasis gyvenimas, kai atsirado pirmi kompiuteriai ir pradėjom autokadiškai kažką tai brėžti vietoj pieštukų. Ir trečiasis, kuris jau atėjo į mūsų įmonę prieš 10 metų, mes pradėjome jau modeliuoti architektūrą BIM įrankių pagalba. Tai kaip tai atsitiko? Ar jau pačioj pradžioj lydėjo tik sėkmė, ar ir buvo nusivylimų? Tai atsitiko iš tiesų dėl to, kad gavome daryti du labai didelius objektus, vieną po kito, ir suvokėme, kad daryti juos rankomis, rankiškai, kaip mes vadinam, brėžti su AutoCAD arba dar kaip nors kitaip, tiesiog neįmanoma įvykdyti užduočių. Kalbu apie Soho Vilnius, buvo toks kvartalas, Žalgirio ir Geležinio Vilko susikirtime, kur dabar tik Rimi parduotuvę atidarė, bet tada buvo kitaip planuota. Ir Valstybės saugumo departamento kompleksas, kuris jau yra pastatytas. Šitos darbus pradėjome dirbti daugiau nei prieš 10 metų ir logiškai po truputį priėjome prie to, kad vienintelis įmanomas spartus ir efektyvus darbas bus BIM aplinkoje. Tai kokia ta pradžia buvo? Iš kur sėmėte žinias? Iš tiesų, buvo ir klystkelių, ir iš tikrųjų dar nebuvo Revito programos tuo metu, buvo Architectural Desktop tokia programa, pirma BIM-inė programa, neskaitant Spirit programos, kuri buvo dar anksčiau ir su kuria mes kažkaip tai nepradėjome mokytis dirbti, bet būtent Architectural Desktop mums vis dėlto tam tikras pamokas atnešė, bet mes suvokiam, kaip dar jį yra netobula ir vos susijaudinom, kad ar aplamai mums pavyks tą objektą BIM-e padaryti. Bet netrukus atsirado jau pirmoji Revito versija. Ir tada atsipūtėm, nes viskas buvo daug kažkaip paprasčiau ir daug saugiau. Tai iš esmės ir Revitų ir dirbome nuo 2005 metų. Kokia užsakovo reakcija pamačius BIM projektą, trimatėje erdvėje ir dar su papildoma informacija, kitaip sakant, visame gražume? Čia geras klausimas, nes ilgą laiką užsakovai žiūrėdavo į tą mūsų BIM-ą kaip į tam tikrą atrakcioną, o kaip čia gražu, kaip čia galima, taip sakant, kažką tai pavaikščioti po tą pastatą, kaip galima prisitraukti, prisizūminti taškus, pasižiūrėti detalės, išsikirpti kažką, pademonstruoti, panašiai. Priimdavo tai kaip mūsų
virtuvės dalyką, kuris visiškai yra atsietas nuo jų. Ir užsakovam, tam eiliniam užsakovui reikia projekto suderinto ir reikia labai mažos projektavimo kainos. Ir čia galima sakyti, kad ratas užsidaro, nes iš tiesų BIM-as ir nepaplito tarp architektų, todėl, kad tai yra brangu, tiesiog išmokyti visus darbuotojus, supirkti visas reikiamas programas, dirbti legaliai. Ir tai, jeigu neturi tokių didelių objektų, tai iš esmės ir negali sau leisti darbuotis su BIM aplinkoje. Taigi mūsų užsakovai tik dabar pradeda suprasti, kas yra BIM-as ir kokią naudą galėtų jiems jis atnešti. Tai ar dabar dažniau BIM siūlote, ar dažniau BIM užsakovas prašo? Kol kas turim tik vieną tokį labai šviesų užsakovą, kuris reikalauja, kad būtų BIM viskas padaryta, kad būtų padarytas ir virtualus pastatas su absoliučiai visom detalėm, su visa inžinerija, su netgi taip vadinamas taip pastatyta turi būti padaryta BIM formate, visas tas as-buildas. Na ir dar negana to, visa tai turi būti sunerta ant BRIM-o kokybės rodiklių iešmų. Tai įsivaizduojat, koks toks yra. Bet atsiranda ir tokių užsakovų, kurie iš tiesų mato tame pridėtinę vertę didelę ir stengiasi paimti iš projektavimo proceso maksimumą. Tai gal tas užsakovas neprieštarautų, jeigu jį įvardintum? Tai aš manau, kad ne, tai yra Baltijos House, tai yra iki tinklo plėtotojai, vystytojai. Ir iš tiesų mes dabar darome jiems tokio formato projektą Balsių prekybos ir paslaugų centrą, kuris bus visiškai netikėtai kitoks, negu yra visi iki šiol suprojektuoti centrai. Ir pirmą kartą, manyčiau, bus toks darnus, sinergiškas ir tvarus pastatas pastatytas toj prekybos ir paslaugų srityje. Na, o pakalbėkime apie kitų proceso dalyvių požiūrį į BIM. Kokie yra dėsningumai? Galima pasakyti, kad šiais metais pradėjome jausti jau, kad ir aplinkui inžinieriai susirūpino ir mokosi ir įsigyja jau programų. Ir jau yra ne viena inžinerinė kompanija, kuri dirba BIM aplinkoje. Taip pat yra ir konstruktorių, kurie darbuojasi BIM-e. Tačiau vėlgi yra daug tokių organizacinių klausimų, kaip tą visą informaciją suvesti į vieną modelį, nes čia reikalingi kažkokie tai jau, sakysim, Revit serveriai, kurie vėlgi, kas juos laiko, ar užsakovas, ar generalinis projektuotojas, ar generalinis rangovas. Tie dalykai dabar yra tik tai jau pradeda rūpintis, reiškia, tą formą, koks tai turėtų būti procesas, kaip jis turi vykti sklandžiai ir panašiai. Tai matau, kad netolimoj ateityje tiesiog BIM-as taps realybė ir kasdienybė. Tai va tie, kas dabar susirūpino ir pradėjo jau tą skaitmeninę projektavimo formą pilnai dirbti, aš manau, turės labai daug privalumų ateityje. Grįžkime prie architektų.
pasipriešinimas šito cecho yra tikrai labai nemažas tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje, ir tai yra suprantama, kadangi daug architektų biurų yra nedideli, apyvartos irgi turbūt nedidelis, pelnai irgi turbūt nedideli, ir čia dabar reikia nuo savęs plėšti marškinius ir investuoti dabar, o nauda galima tik ateityje, ar ji bus ar nebus, irgi dar neaišku. Kaip susidoroti su tokiam abejonėm, ar tikrai apsimokės, ar tikrai to reikia? Na, BIM-as yra absoliučiai reali ateitis, kuri yra neišvengiama, ar architektai priešinsis ar ne, vis tiek jinai ateis. Tas pats kaip aušra jau aušta ir saulės nesustabdysi. Iš kitos pusės, iš tikrųjų yra ypatingai Lietuvoje visiškas disbalansas, labai nedarnus, reiškia, atlyginimai, honorarai už projektavimo darbus. Ir jeigu, sakysim, galim tiesiog aš ir aplinkos ministerijos konferencijoje tą išdėsčiau, kad dabar kažkur tai projektavimo darbai, jų bendram statybos procese galima įvartinti kaip 2,5–3%. Aš jau turiu minį nuo pat pradžios darbo iki pat pabaigos su projektų vykdymo priežiūra, su darbo brėžiniais ir su visom inžinieriniam dalim, su visko. Tai vakaruose tai 5% būna vien architektų darbas kainuoja. Įsivaizduokit, kokia yra disproporcija. O čia yra iki 3% viskas kainuoja. Tai žinoma, architektas pasitenkina tame tarpe, reiškia, vienu kažkokiu tai ar truputį daugiau procentų nuo viso projekto. Ir tai yra tiesiog išgyvenimo kaina. Tai yra labai mažai. Ir architektai iš tikrųjų negali sau leisti investuoti į šiuolaikišką BIM programų įsigijimą. Tai čia, norint, kad užsakovai iš tiesų gautų tą pridedamąją vertę, kurią kūrė BIM programos, turėtų jau ir pakeisti savo kainodarą. Tai yra akivaizdu. Architektų kaltinti, kad jie dar pasispaustų ir žinote, būtų dar šviesesni ir dar geresni, kažkaip neišeina. Žinoma, yra ir kitas dalykas, kad ne visada apsimoka dirbti BIM aplinkoje, jeigu tai yra tik tai šeimos verslas. Tai čia vėlgi įvyks tam tikrą takoskyrą, tai yra žmonės, kurie dirba su bent kiek didesniais objektais, architektai, kurie dirba su ypatingais statiniais, tai neišvengiamai dirbs BIM-e, o tie, kurie dirba su mažais objektais, įvyksta takoskyra, jie dirbs su kitais įrankiais. Ir tokiu būdu galbūt netgi ir sumažės konkurencija to BIM-inėje aplinkoje dirbančių, tarp savęs konkuruojančių tų firmų, matyt, kad atsiras mažiau. Tuo labiau, kad aš tikiu, kad netrukus ir tokiam teisiniam lygmenį bus tai įtvirtinta, kad tiesiog reikės BIM-ą priduoti infostatybai kaip produktą ir ten tam tikros tiesiog apžiūros programomis galės pasižiūrėti vertintojai, inspektuojančios visokias institucijos, tą projektą išnagrinėti po kaulelį taip, kaip jam reikia. Tai va, manau, kad tokios perspektyvos laukia architektų. Mažai abejotina, kad labai padėtį pakeistų, jeigu viešųjų pirkimų reikalavimuose būtų įrašytas BIM reikalavimas. Aš manau, kad tai būtų visiškai logiška. Tačiau reikalinga sulaukti tą tikrą laiką
ir paskelbti ne paskutinę dieną, kad tai bus, bet prieš metus galbūt tiesiog įvardinti, o taip kaip buvo įvardinta prieš kelis metus, kad bus įvesta A klasė energinio naudingumo, ir visi ruošiamės ir jau visi žinome, kad jau sekančiais metais tik tai bus. Ir tiesą pasakius, daugelis, kas dirba šito rinkoje, pasiruošė, sąmoningai ėjo į tai. Tai lygiai taip pat, jeigu jūs pasakysite, kad nuo 18 metų visi vieši, sakysime, objektai bus perkami tik tai su BIM-u, tai tada visi susimastytų ir pradėtų ruošti savo specialistus ir panašiai, kad tai galėtų gyvendinti. Ar galim laukti 18 metų? Aš manau, kad reikia 16 pradėti. Ne, tai nerealu yra. Mūsų įmonė gali, bet rinka, aš manau, kad dar nepasiruošusi yra. Gerai, pats esi tikrai žingeidus žmogus, atrandi kuo įdomiausių dalykų, juos komunikuoji. Architektūros srity, BIM pasaulyje yra nerealių dalykų, juk architektūros primadona Zaha Hadid, jinai vadinama architektūros primadona, iš esmės juk ji yra BIM primadona. Tai kas yra rašoma Lietuvoje, tai kalbama apie architektūrą jos atžvilgiu be BIM. Kokių dar yra įkvepiančių pavyzdžių pasaulyje? Žinoma, čia BIM aplinkoje praktiškai dirba visi ryškesni autoriai ir didesnės firmos. Neseniai teko lankytis Kopenhagoje, tokia yra labai žymi architektų firma BIG, kurioje vėlgi mačiau, kaip jie ir eskizuoja trimačioj aplinkoje ir kaip jie jau po to į tuos objektus savo įgyvendina, jau konkrečiai su Revito programa. Tai galiu pasakyti, kad mūsų paskutinis darbas, tai yra Antakalnio terasos, iš tiesų irgi yra toks pilnas architektų BIM privalumų pavyzdys, nes kur ten yra pati kebliausia vieta. Tai yra tai, kad ta teritorija, buvusi kino studijos, kaip žinote, Antakalnio gale teritorija, jinai yra nelygi ir skirtumas tarp vieno sklypo altitudės iki kito krašto altitudės yra 11 metrų. Tai lietuviai nemėgsta kalvose projektuoti, nes iš tikrųjų projektuojant visiškai tokį kreivam sklype ir dirbant autokadiškai, tu turi praktiškai tą modelį turėti galvoje. Tai yra labai sudėtinga. Masė pjūvių, kažkokios tai ten tos izogipsės, kurias tu turi ten kažkaip tai suskaičiuoti pagauti. Viso to nereikia, viso tai yra labai paprastai padaroma, kai tu darai trimatį modelį ir tiesiog išmodeliuoji tą visą sklypo kraštovaizdį, visą tą sklypo aukščių altitudę sudedi į reikiamas vietas ir tada jau pradedi prie to prisitaikinti, integruoti prie to sklypo aukščių savo pastatus. Tai mūsų Antakalnių terasose nėra nei vieno lygaus parkavimo, sakysime, saugyklos automobilių. Visos yra su tam tikrais nuolydžiais, didesniais, mažesniais. Ten jeigu nueisi apačią, ten galvoti, kaip čia suprojektuoti, nes viskas kreiva šleiva, viskas, suprantat, neįmanoma, nėra jokių tokių aukščių ramybės, kad galėtum taip, čia pagaliau atsidūsiu ir padarysiu lygiai, žinai. Tai būtent Antakalnio terasos ir visi pažymi, kas matė ir kaip suvokia kraštovaizdžio viso to gerbūvio elementų
išdėstymą viršų tose kiemuose, kad kažkaip tai viskas taip labai logiškai, labai organiškai, darniai padaryta. Tai būtent dėka to, kad mes tą labai turėjome aukštą kontrolės laipsnį to darbo, kurį mes dirbome. Tarsi mes labai gerai tą aukščių visus skirtumus suvadybinom ir padarėm, kad tai mums buvo ne minusas, o pliusas. Iškart pasidaro įdomesnė ta aplinka, žmonėms tas patinka, visą tai pritaikėm ir žmonėms su negale, kad nebūtų jokių problemų visur, padarėm kelis, galima ir laiptais lipti, bet galima ir pandusais kažkiais užvažiuoti ir padarėm tokį labai, sakyčiau, darnų projektą. Puikus entuziazmas, pasakant apie savo darbą, apie gerą rezultatą. Pabaigai, jeigu kalbame su Algirdu Kaušpėdu, vis tiek nori prisimenam ir grupę Antis. Na, o jeigu sukūrus antišką himną Bimui pašlovinti, jame galėtų būti, kad ir tokios eilutės, ko neįveikėm pentim, vadinasi, dirbdami sunkiai, gal net grubiai, sutvarkysime su Bimu, vadinasi, dirbdami elegantiškai, protingai, lengvai ir pasiekdami puikų rezultatą. Ką manai apie tai? Žinoma, ančiai tai labai tinka, nes antis visada rūpinosi ne vien tik tai formą, bet ir turiniu. Ir aš manau, kad Bimas atveria kelią į kokybę, tuo pačiu jisai atveria kelią ir į sąmoningumą. Tai yra, kad mes tą kokybę galime pasiekti ne kaip nors kažką rizikuodami ir kaip nors tenai labai investuodami didelės savo ir laiko, ir finansinės investicijas, o priešingai dirbdami užtikrintai, ramiai, puikų produktą. Tai ar bus himnas Bimui? Tai jis jau yra. Dėkui Algirdai, apie Bim kalbėjome su architektu Algirdu Kaušpėdu.